aš nemoku kviesti žmonių į savo komandą. Kągi man daryti? Taip girdžiu ne iš vieno žmogaus. Ir aš vakar gavau žinutę, kur mane kvietė į kitą tinklinio marketingo kompaniją. Aprašė, kas per kompaniją, kokie produktai ir kiek aš uždirbsiu. Ir kai pasakiau ne, atėjo kita žinutė vos negrasinanti. Kaip jūs manote, ar kas skaito tokias žinutes? Ar mes taip galime prisikviesti žmonės? Manau, kad ne. Pasaulis labai greitai keičiasi, automatizuojasi, laisvėja. Tai ir mums, kad pranešti apie savo tinklinę rinkodarą, apie savo darbą, reikia kažkokios automatizuotos sistemos. Ir aš parašiau vadovą būtent darbui socialiniuose tinkluose, tinklinio marketingo atstovams, pagal kurią ateis tiksliniai žmonės, o ne tie, pagal kuriuos mes lakstome, kalbinėjame, prašome, kad prisijungtų, bet jie vis tiek nedirba. Kaip gauti vadovą? Labai paprasta. Padėk like, parašyk žinutę noriu ir pasidalink šio postu. Dar pasek mane socialiniuose tinkluose.